nėra formulės ir aš stebiuos pats kartais pagalvoju, kaip aš čia staiga kaip atsidūriau ten ir taip, kas ten mane nutraukė. Iš Semeniškių į New Yorką ir kodėl tai buvo palyginant lengva ir be jokių pastangų ir be jokių planų, viskas taip labai normaliai, natūraliai. Aš tik dirbau, ką aš dariau, ką aš noriu, ką aš turėjau daryti. Ir nesuprantu, negaliu paaiškinti, kodėl buvo taip lengva nueiti, kur aš nuėjau. Jau, sakysim, jokių problemų yra įvairius vardai, įvairių meno ir taip toliau žmonių, kurie visam pasaulyje jau žinomi. Asmenybės, pradedant, sakysim, John Lennon, Salvador Dali, Jackie Onassis ir taip toliau. Bet man buvo labai lengva ir normalu susitikti, prieiti ir paticime, aš jokių pastangų nedariau prieiti ne prie vieno iš jų. Jie visi atėjo pas mane. Pradedant Yoko Ono, kur reikėjo, vizą pasibaigė, reikėjo jai. Aš jau buvau sutikęs anksčiau koncertus, nedidelius, točius 50-60 metais. Tai darydavo ir jai reikėjo atvažiuoti į Ameriką, jie paprašė, kad aš jai duočiau darbo, nes tik tai tada galėjo įvažiuoti. Aš daviau jai pirmą darbą. O paskiau, kai jį grįžo į Ameriką iš Londono su John Lennonu, tai pirmą vakarą mes New York'e praleidom jau kartu. Jie man paskambino vidurnaktį, sako, čia viskas uždaryta, nežinai kokios nors kavinės. Sako, aš žinau New Yorko nakties gyvenimą. Ir taip toliau. Salvador Dali pats atėjo, tai buvo tarp 60-65 mano tiesiog ten kambarys, ar ten ne kambarys, ten studija, ten kooperatyvo būstinė, kur gyvenau. Ten buvo labai gyva, ten daug energijos, visi ten ateidavo. Ir tai Salvador Dali atkaukšėdavo savo lasdelę į 3. aukštą, kur buvau. Jis pats atėjo, tas pats buvo su Warhol, jis pats sėdėjo ant grindų ir aš net nežinojau, kad jis yra Andy Warhol. Ir vėliau, kai Jack Kennedy buvo nužudytas ir Jackie Onassis turėjo labai daug, ėjo per labai sunkų laikotarpį ir jai reikėjo vaikams ko nors duoti dėmesį, pasukti į kitą pusę. Jie galvoja, kad galbūt jie turėtų, kas nors jas turėtų pamokyti, dirbti fotoaparatu ir kino. Tai aš taip ir pasidariau jų mokytojas irgi. Aš to nesiekiau ir nenorėjau. Ir buvo labai lengva ir mes pasilikom labai geri draugai iki jos mirties. Eini per laikotarpius, skirtingas stadijas augimo ir kultūros, yra kaimo čia kultūra, paskiau miesto, Lietuvos, čia Panevėžio, jau čia kitas trupučiuką toliau, kai Jonas Vytautas Narbutas mane atvažiavo vidury žiemos su arkliu, sako, apsivilk, važiuojam į Panevėžį, man reikia padėjėjo. Jo, tai pavalgėm greit ir išvažiavom be jokių planų irgi. Atvažiavo neprašytas, nepranešęs. Tai taip aš išvažiavau iš Semeniškių. Ir paskiau iš pokario tų išvietintųjų pabėgėlių ir taip toliau stovyklose. Tiek mes buvom laisvi ir galėjom studijuoti. Ir viskas atsivėrė, kurie jau vokiečius per pirmą sovietų okupaciją, vokiečių laikotarpį, nieko nebuvo prieinama, niekas nebuvo prieinama, kai mes augom dar kaip vaikai. O paskui atvažiuoju jau į New Yorką, tai vėl ta civilizacija, viskas dar
kitas universitetas. O tas praradimas, čia buvo tik audimas iš vienos platmės į kitą. Ir kai jau eini antrą stadiją, trupučiuką randi tą kaip gyvatės sodas nusimeta pirmoji, pas jau trečioji, antroji nusimeta, ketvirtoji nusimeta. Bet taip pat žinai, kad pirmoji, reiškia vaiko tas pasilieka ir negalėjo sušrauti. Pirmieji 15 kiek metų suformuoja tave labai giliai. Ką be daryčiau, ką be dirbčiau, kur vis tiek kažkur potekstė ten nuspalvina vaikystę vis tiek viską. What does that mean? Take care of nature, protect nature. You should take that up. Ar daug sutikote pasaulyje vietų ramių, kur galima būtų ilgai gyventi, be melo, be konformizmo? Mažai. Mažai. Gali visados atsirasti. Kampeliai, gali visados. Yra nedidelių kampelių visur. Bet turi jaustis tikrai namuos. Yra kiekvienas iš mūsų galim rasti daugiau negu vieną vietą, kur mes jaučiamės, būtumėm namuos. Atpažįstam viską ir tai man ta viena iš tų vietų būtų čia. Čia aš galėčiau gyventi. Ar padlip? Ką sakot? Čia tai galėčiau gyventi. Jums čia patinka? O, What's his name? I still have his name. Tell us. Orvidas. 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 Už tavo šilko blakstienų dar pilna rojaus šviesos. Veidelis kaip pienas. Greit netikėtumas kirs tave kaip žaibas. Su aižios rojaus medai išganimo rykštės plaks vėjo šuoros.
Aš skaičiau Plato, Augustiną ir Šventą Joną, tarp kita ko skaičiau Kantą, Jėzų Kristų, Heideggerį ir Dantę. Einu be vilties, bet vis dar idealistas. Einu aš per suardytą, užnuodytą žemę, dar vis tikėdamas į stebuklą. O buvo laikai, aš išsilaikiau, tu išsilaikei, jie jos išsilaikė, mes išsilaikėme, jie jos neišsilaikė, ne. Rusena laiko vėjas. Vaisiai, duona, pienas, mirtis, gyvenimas. Šį mėnesį nukrito 0,5% žemiau. Moti už viską brangiau, nieko už nieką. Ant šalto cemento naktis. It was one of those clear, sunny autumn days.